17 knygų autorė. Savo kūrybą statanti tiesiog rašytinį paminklą gimtam Traupiui, gimtiesiems Vičiūnams, poetė, rašytoja, publicistė Birutė Silevičienė. Aš labai džiaugiuosi tuo, ką Birutė daro, nes tai turbūt sunku pervertinti, nes ta kaimų istorija, tie kažkada gyvavę kaimai, tokie didžiuliai kaimai, kaip Vičiūnai, Šapis ir kiti, kurių praktiškai dabar nelikę, tai jūsų knygose jie užfiksuojami, jie atgimsta ir jie lieka amžiams. Todėl ačiū Jums, už tai, ką Jūs darote. Na ir aš norėčiau irgi tokią simbolinę dovanėlę nuo savivaldybės. Ir jūsų visada straipsnius skaitome ir jūsų knygutę mes taip pat pristatėm Kaimo rašytojų sąjungai ir sąjungos almanachė. Jie tūžia ir tavęs paklausia, ko tau liūdna, ko viena verki. Prisiglaudę, kužda tau į ausį, tau patinka amžinas lietus. Jis atūžia ir tavęs neklausia, bet nuplovęs tavo širdies skausmą. Tyliai vėlgi žemės gelmę traukia. Gimto kaimo panoramą įpindama jai brangius žmonės, pasakoja apie šviesuolius, jų darbus. Tai pastatomas, nesugriaunamas, nesunaikinamas amžinas paminklas kaimui. Knygą sudaro 6 skyriai. Atvertus, pirmas skyrius vadinasi Atminties šuliniai. Autorė mus nukelia į tolimą praeitį ir supažindina su mokytojo, su šeimos nariais, su kaimynais. Trumpa ištrauka. Supratau. Tėvelis užmygo ir niekada jo nepamatysiu. Žiūrėdavau nuotraukas, bučiuodavau jo atvaizdą ir širdyje jutau ilgesį ir skausmą. O kaip norėjau, kad jis būtų šalia gyvas ir sveikas, tada ir aš būčiau laiminga. Ir tiesiog matydavau, kam liūdna, kam gera, kas linksmas. Mane tai traukė, ypatingai mylėjau žmonės, nes jie man visi buvo labai geri. Lyja lietus, šaltas lietus, be galo. Lyja lietus, ledinis lietus, jis tavo mūsų dienomis. Lyja lietus, mūsų naktimis, šaltas lietus, mūsų dienos. Čia puikieji mano Vičiūnai, jų pamiršt negaliu niekados. Senas kryžius prie vieškelio rymo laukia grįžtant į kaimą žmonių. Senas Vičiūnų kaimo kryžius laukia, kažkada visus pasitikęs, palydėjęs, o dabar tik tai laukias grįžtančių. Stovi išdidus peraugęs medžių viršūnės, tvirtai rėmęs kojas į žemę, saugo kaimą. Kaimo neliko. Netiesa, jis liko širdyse tų, kurie ten gyveno ir pažinojo vienas kitą. O širdis taip daužosi, žingsniuoja gimtinės laukais. Pridurti, nes tai, ką ji daro, tai yra labai vertinga ir labai reikalinga.
Tik tiek. Ir labai lauksime kitų tęsinių. Šitos knygos mane labiau, sakau, mane labiausiai domina memoristinė, tai yra nepakartojami dalykai. Ir aš labai gerbiu tos žmonės, kurie tai daro. Ir dar labiau gerbiu tos žmonės, kurie tai vertina, kurie tai sugeba įvertinti. Traupinčiai sugeba įvertinti dalyką. Bet visi sutiks, kad jeigu ne Ramūnė, neturėtumėm šiandien autorės, nebūtų toks didelis pulkas susirinkęs čia, anykščiai gali pavydėti, ne mere. Mūsų bibliotekos dalykai tiek žmonių būna per renginius, tai Anykščių centre. O kad čia tikrai miestelio salėje tiek daug susirinkus. Ir gerbiamas mere, man visada labai malonu pas jūs atvykti, pavaikščioti po jūsų gražų sodą. Prašom. Ir tegul švieskit ir toliau, kad mūsų anykščiai, draugės, visada jūs prisimintų tik labai gerais darbais. Tačiau Vičiūnų vardas skamba daug dažniau negu kitų kaimų. Ir visa tai mūsų gerbiamos Birutės dėka. Dėkojame už jūsų knygas ir didžiuojamės jūsų pilne širdimi, iš kurios liejasi graži kūryba, meilė gimtajai žemėn, savam kraštui, Vičiūnų kaimui. Tegul sunkmečio skersvėjai blaško jūsų minčių įgyvendinant numatytus planus. Pušies šakelė. Sakoma, kad pušis dvasingumo, ramybės simbolis. Ir pušis turi labai stiprią aurą. Ir netgi sako, kad gali žmogų pakelti į tokias labai didelės kūrybinės aukštumas. Tai va, ir norėčiau jums palinkėti ramybės, dvasingumo ir ypatingai kūrybinio impulso, kad visa šita paroda vis didėtų, kasmet po vieną, gal ir po dvi, nežinau. Ir dar sako, kad viena iš pušies reikšmių yra draugai. Tikiu, kad jūs turit jų labai daug, ir Vilniuje, ir visur, bet pasižiūrėję čia, matot, kad jų traupiai yra dar daugiau. Ir dedu šitą pušies šakelę į uzbonėlę, ant kurio yra mūsų miestelio herbas. Ir jeigu jau kartais ir numestų spėglius, nebijokit, aura jos vis tiek labai stipriai liks. Mes, traupiečiai, norim jums savo užauginto obuoliukų padovanoti. O gaidelė vis tada atvažiuosi į tą kraštą ir grybų imsi. Kada buvo pristatoma knyga mano apie tėvelį, apie jo žūtį, apie vaikystę, jūs ėjote ir rinkote žemuoges. Nešėte, braidėt po rasą, rinkot obelų žiedus, įteikėt man. O man prisiminė, kad aš tada buvau tokia maža negraži. Ir net ir pas jūs čia būdama, aš pasijutau dar vaikystėje. Lenkiuosi žmogui praėjusiam kovos laukus ir pergalę atnešusiam savo tėvynei, garbingai dirbančiam gimtiniai. Už viską dėkoju tau, žmogau, už šviesą žemėje ir danguje, už saulės spindulius auksinius ir už gyvybę paaukotą, kad mes gyventume laisvoj tėvynėj. Sveikinu artėjantį pavasarį, linkiu daug kūrybinės sėkmės. Ant akmens šiąnaktį sina galva, o dangum šiąnakt gulsimės. Na tai kas, kad benamiai bedaliai mes. Na tai kas, kad šunų apskaryti. Akise šoka pušis žalia ir šalna dar žolės nepalietė. Akise šoka pušis žalia ir šalna dar žolės
nepalėtė. Aš bibliotekos vardu norėčiau labai padėkoti mūsų žymiai kraštietei Birutei už jos begalinę meilę gimtam kraštui, už jos kūrybinį žodį, už jos tą begalinį norą ir pastangas įamžinti mūsų krašto istoriją. Kurkite, Birute, ir dalinkitės tą kūrybos šviesą su visais artimais žmonėmis ir būtinai su mumis kraštiečiais. Lauksime naujų knygų.